Devintas skyrius – reikalavimai gyvulių ar paukščių varovams ir raiteliams. Keliais vadelioti varyti gyvulius ar paukščius joti leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims. Taigi vadelioti ar varyti gyvulius ar joti reikia kuo dešiniau kelkraštyje, jeigu jo nėra važiuojamosios dalies pakraštyje. Jeigu įmanoma, jojam kelkraštyje. Jeigu ne, tai važiuojamosios dalies pakraštyje. Na, jeigu tai yra vežimas, rogės kažkokios didelės prie to gyvūnų, arklio ar panašiai pritvirtintos, tai priekyje turi baltas, iš šono oranžinį, gale raudoni atšvaitai turi būti pritvirtinti gerai matomose vietose. Na, jeigu yra tamsusis paros metas arba blogas matomumas, tai papildomai priekyje kairiai turi būti baltas žibintas, o gale kairiai pusėje raudonas žibintas. Na, jeigu jų pritvirtinti neįmanoma, tai vadinasi turi būti du varovai, kur vienas neša baltą žibintą, kitas raudoną iš nugaros. Na ir tas varovas raitelis tamsiojo paros metu turi būti su atšvaitinė liemenė. Na, jeigu yra daug gyvulių, jie turi būti grupelėmis ir varovų turi būti tiek, kad galėtų užtikrinti saugų gyvulių varymą. Na ir vadeliotojams, gyvulių ar paukščių varovams, raiteliams, kitiems asmenims draudžiama. Tai kas draudžiama tikrai visada egzaminė yra. Ir prieš tai, ką kalbėjom, šiaip iš kiekvieno punkto bent po vieną klausimą tikrai visada egzaminė regitroje bus. Draudžiama palikti gyvulius ar paukščius ant kelio arba greta jo be priežiūros. Draudžiama gyvulius pririšti gyvulius taip, kad jie galėtų išeiti į kelią. Draudžiama varyti gyvulius ar paukščius grindiniu. Keliu su asfalto ar betono danga be kelio savininko sutikimo. Draudžiama varyti per geležinkelį ir kelią, kur nėra specialiai tam skirtų vietų. Draudžiama joti važiuojamąją dalimi tamsiojo paros metu, nes jojant žibintų nėra, atšvaitų nėra, o liemenė yra nepakankamas saugumas, todėl joti tamsiojo paros metu važiuojamąją dalimi draudžiama. Draudžiama joti automagistralėse ir greitkeliuose vadelioti, varyti gyvulius. Draudžiama keliuose vadelioti, joti, varyti gyvulius ar paukščius neblaiviems arba apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų. Tai žodžiu, jeigu išgėrėt, ne tik nevairuokit, bet ir nejodinėkit. Štai toks 9 skyrius – reikalavimai vadeliotojams, gyvulių ar paukščių varovams, raiteliams.